Turėjome ne vieną diskusiją dėl galimybių atlikti viešuosius pirkimus, naudojantis centrinės pirkimo organizacijos elektroninių paslaugų katalogų, ypač kada kalbame apie vaistus, apie tam tikrus medikamentus. Ir buvo pasirinkta labai aiški paprasta metodika sugretinti tuos pačius daiktus, tuos pačius produktus, kuriuos perka visos Vilniaus miesto įstaigos. Taigi noriu atkreipti dėmesį, kad tiek jūs, tiek mes dirbame tą patį darbą. Stengiamės, kad mūsų miesto gyventojams būtų gerai ir kad tuos pinigus, viešuosius pinigus, kuriuos gaunam, kad jie būtų panaudoti maksimaliai efektyviai. Ir mes analizavome tokiais pjūviais pagal įstaigą, kaip perka ir kaip tas vaistas iš tikrųjų kiekvienoje įstaigoje yra galimas būti pigiausiai perkamas. Tai sakykime, jeigu mes turime šitam konkrečiam vaistui Šukraniškių poliklinikoje įkainį 72 centai, 4, tai tarkim, jeigu paimsime odos ir venerinių ligų centrą, Sapiegos ligoninę, šitoje vietoje turime įkainį litą 5 ir litą 5 centus. Tai Sapiegos ligoninė perka 44% brangiau vaistus, negu yra tie įkainiai galimi gauti centrinėje perkančioje organizacijoje.